Labą dieną, Lietuvos, Žemaitijos gyventojai ir pasaulio čiaivyje. Aš paskelbiu atvirai, oficialiai, kaip Žemaitijos prezidentas, Žemaitijos parlamento vadovas, kad šiemet Žemaitijai sukanka 1000 metų. Kreipiamės į prezidentę, į premjerą. Negaunam nė vieno cento Žemaitijos garbei. Įsivaizduojate? Maža to, kad iš Lietuvos išbėgo Lietuva, milijonas gyventojų, o dabar veda istorinį genocidą. Gaila, kad mes neturime realios valdžios, kuri tai įvertintų. Viską niekina. Tai yra neteisingai, kalbam atvirai, jau nusibodo. Todėl mes neužilgo vesime tiesioginę badakciją, streiką iš Strasbūro ir Briuselio. Matot, kokia faina gamta, plaukia laivai. Žemaitija yra turtinga, mus niekina. Kalbam atvirai, nusibodo tas istorinis genocidas. Esu Justinas Burba, daugiausia pravedęs pasaulyje 169 mitingus. Ir dabar padėjom pranešimą Vilniaus savivaldybėje pernai vesti Euromaidaną numeris 2, likviduoti politinę ir teisinę korupciją. Tačiau Vilniaus savivaldybė 5 mėnesius slepia nuo visuomenės, o spauda tyli. Esu Žemaitijos visuomenės parlamento tarybos prezidentas, vadovauju 16 metų. Esu Žemaitijos prezidentas, vadovauju 13 metų. Esu antikorupcinės konstitucinės partijos pirmininkas. Šiai veiklai vadovauju 8 metai. Laimėjau visus teismus, tačiau Teisingumo ministerija, kur yra korumpuota, iki šiolei tegavau leidimo dalyvauti Seimuose. Mane nustūmė 2 kartus nuo Seimo. Todėl šis Seimas yra neteisėtas. Prašau, žiūrėkite sekantį video reportažą, ką mes darysime, mitinguodami, piketuodami, badaudami Strasbūre prieš Lietuvos korupcijos genocidą. Labą dieną, gerbiami Lietuvos žmonės, gerbiami nukentėję Lietuvos piliečiai nuo teisėsaugos, prokuratūros, teismų, advokatų, antstolių. Prašome kreiptis į mus, mes oficialiai kviečiame vykti į piketą, į mitingą, į badakciją Strasbūre, į Strasbūrą ir į Briuselį. Minimum 5 parom, maksimum 10 dienų. Tai yra informacija visai Europai, visam pasauliui apie vykdomą Lietuvoje korupcijos genocidą. Pirmas faktas. Iš Lietuvos išbėgo 1 milijonas gyventojų dėl kvailų, nekompetentingų ir bukų Seimo įstatymų. Antra. Lietuva pirmauja Europoje savižudybių skaičiumi, ne dėl mūsų kaltės, dėl valstybės kaltės, dėl pareigūnų nekompetentingumo. Trečias faktas. Lietuva yra skolinga pasauliui 17 milijardų. Lietuva be ateities.
jaunai gimę vaikai yra skolingi kelius šimtus eurų. Tokia sistema ilgai negali gyvuoti, nes yra degradavusi. Kitas faktas. Advokatai dirba neteisingai, nesąžiningai, neišrašo paėmimo orderių. Kokybės tai garantuoja. Antstoliai elgiasi kaip reketas. Aš Lietuvoje nukentėjęs daugiausiai. Jie Klaipėdoje, jie Užėdė užvaldė mano angarą, dvigubą angarą, kuris vertė yra 50 000 eurų. Aš jų nepardaviau. Prokuroro teismai nereaguoja, nors mane 4 kartus pripažino nukentėjusiu. Įsivaizduojate? Klaipėdos miesto valdybė užvaldė mano pramoninės komunikacijas požeminės. Vertė 300 000. Reketas. Valstybinis reketas. Tai yra minimum nuostoliai 800 000 eurų. Įsivaizduojate? Kiek mane šmeižiu. Visapusiškai. Esu nukentėjęs daugiausiai Lietuvoje ir Žemaitijoje. Paskelbtas buvo Interpolas neteisėtai prieš daug metų. Parvažiavau, viską laimėjau. Niekas neatsiprašė, nei valstybė, nei atlygino nuostolius. Ši sistema yra degradavusi, nes politikai nereaguoja į žmonių prašymus. Seimas per 27 metus nereagavo į mūsų mitingus, streikus, rezoliucijas, prašymai teisinti prokuroro atsakomybę, teisėjo atsakomybę, advokatų, savivaldybės tarybos nario. Nereaguoja. 27 metus kreipėmės į Seimo vadovybę leisti išstoti 10 000 Lietuvos patriotų vardu dėl valstybės statuto ir požymių pakeitimo teigiamą linkme valstybei ir tautai. Neišgirdo, neleidžia pasakyti. Pasisako tik tam tikras Landsberginis klanas. Neleidžia nieko. Mes esame reikalingi tik tai tol, kol esame ir vyksta Seimo rinkimai. Pavyzdžiui, aš esu antikorupcinės Konstitucijos partijos pirmininkas, laimėjęs visas bylas, visus teismus prieš Teisingumo ministeriją. Atsakovai Teisingumo ministerijai pralaimėjo, negaudo pažymėjimų, nes mano partija yra vesti prokurorų, advokatų ir teisėjų reformą. Reformą vesti nenori. Mūsų prezidentė yra 0,000. Nereaguoja skundus. Po pasaulį daro politinių šovų. Pasaulyje yra laikoma vos geriausia moterimi. Mes turime kitą nuomonę. Todėl, ponai, laikas keisti situaciją iš esmės. Kviečiu skambinti, rašyti. Papačiai yra pateikti telefonai. Adresai rašykite. Atvykite Klaipėdą. Susitarsime ir vyksime į Strasbūrą, į Briuselį, mitingui, piketui, bado akcijai. Jau yra paduoti atitinkami pareiškimai Briuseliui ir Strasburgui. Dar ne viskas. Lietuvos valdžia Vilniaus savivaldybė slepia nuo visuomenės, kaip ir korumpuota žiniasklaida. Mes padavėm pernai pareiškimą, kolektyvinį pareiškimą, vesti mitingą 72 valandų streiką, pasaulio lietuvio nacionalinį streiką, vadinasi Euro Maidanėlis. Nieko nežino visuomenė. Kodėl? Kol slepia, kad viskas yra gerai. Dabar toliau. Spauda 5 metų į televiziją neviešino oficialių 70 straipsnių apie korupciją, kurie dokumentai yra ne iš Garinų turgaus, o iš teismų, prokuratūrų. Įsivaizduojat, neviešina, nėra naudingi spaudai. Reikia keisti žiniasklaidą iš esmės. Aš pats buvęs vyriausias redaktorius šią sistemą puikiai žinau. Todėl, mylėjai, prašau skambinti, ateiti į Klaipėdą, vyksime į Strasbūrą ir į Briuselį. Pakeisime Lietuvos situaciją Lietuvos naudai, siekiant sugrąžinti milijoną gyventojų iš pasaulio valstybių.
ir siekiant atkurti tiesą ir teisingumą, grąžinti nuosavybę, atnaujinti nusikaltimus ties terminus. Taip, taip. Mes jau rašėme visiems, generalinei prokuratūrai. Tiesa, jie elgiasi kaip paštininkai, skundus nereaguoja. Nereaguoja, įsivaizduojat. Reikia vesti reformą prokuratūroje. Nes apygardų prokurorai yra susigyvenę, nieko nereaguoja. Mėlėjai, yra daug problemų, aš tai pasakosiu. Kviečiu atvykti į Klaipėdą, registruotis telefonu, emailu arba atvirai per YouTube. Tarp kitko, mitingą arba akciją jūs matysite YouTube'e per tiesioginę transliaciją. Tiesioginė transliacija iš bado piketo akcijų panašiai. Ačiū uždėmesį, iki pasimatymo. Čia yra paukštis, kovojantis prieš korupciją, prieš prokurorų teisėjų korupciją, prieš savivaldybės pareigūnus, kurie vadė, jisai kopti paima ir suvalgo be problemos. Čia iš Kuršių nerijos. Labai geras paukštis, nebijo, dresiruotas yra prieš korupciją, atskrenda bet kur ir paima, ir suėda korumpuotą pareigūną. No problem. O, opa. Nu, vперед. Ай-яй-яй, корморан, давай, skrisk į Vilnių, Seimą, skrisk į Seimą, tvarką įvesi. Viską. O jis problemas. Ponai, linkėjimai nuo Žemaitijos visuomenės parlamento ir antikorupcinės partijas. Mes rengiame pasaulio lietuvių streiką kitąmet. Prašome įeiti į mūsų saitą, tinklapį www.antikorupcinis streikas.lt. Teisingai sakiau? Teisingai.